kalė, turiu. Upėtakis. O, turiu didelį. Eik tu sau. Jūs tik pažiūrėkite upėtaką dydį. Na ką, matote, su miške. Turiu meškerę, turiu 2 kuprinės, čia britkelnes ir esu su mocu. Upėtakiu pirmą kartą naują upelį tikrinsiu. Nieka čia nebuvęs, tai giliai į mišką važiavau. Tai tikiu, kad čia niekas moco neturėtų paimti, nes yra užgriuvę keli medžiai net. Tai panašu, kad turėtų būti gerai viskas. Su mocu vis tiek lengviau persikėliau šį. Taip, turiu britkelnes, aišku, nes čia plius vasaros metu tai neįmanoma bus. Krantai apaugę. Gerai. Taip, mano kuprinė. Šalmą taip toliau paliksiu. Pasiimam šitos ir meškerę. Na ir einam. Čia kažkas šiojojas matyt. Mes truputį pravaikščioti. Matau upelį jau. Einu savo, koks gražus jisai. Tik nežinau, mane jau uodai puola. Ar gal aš tada išsidedu iš karto. Tai turiu čia savo iki 7 gramų spinningą, ultralaitą. Neėmiau castingo, nes galvoju, nežinau kaip upelis atrodo. Gal bus tai nepatogu mėtyti su castingu. Tai va, ir naudosiu šiandien masalus, tokius įdomesnius. Pirmiausia, bandysiu ant tokio woblerio. Čia yra Ronin 5 Hunter, kurios man atsiuntė žvejybos reikmenis.lt. Tai didelis dėkui jiem. Ir pabandysime ant jų šiandien paupėtakiauti. Tai va, užsidedam. Atsiuntė ir jodą, Ronin. Tai pabandysim ant tų ir žiūrėsim, ko čia man geriau jums, jeigu jums, tikiuosi. Priėjimas iki upės toksai nelengvas, tai tikiuosi nebus labai nugaudyta. Ok. Džumbrinai čia kažkokie. Reikia kapišoną gal užsidėti, nes žiūriu. Vandai sukandžius mane gerai. Vanduo pakankamai matau žemas. Upelis labai nedidelis, nu bet va. Pavadėlis yra 0,16 mm, kažkur tai 50 cm, mažas karabinas. Suktukas yra ne karabinas ir čia va karabinas. Taip. Vanduo teka, aha. Man geriausia būtų eiti virš. Na gerai. Iškart už medžio. Žiūriu, kad čia bus nelabai lengva. Nu jo, žvejyba taip prasideda. Žiūriu, kad tas upelis žiauriai apaugęs, čia bus sunku biškį žvejoti. Nu jo, aš nežinau. Čia biškį sunkokai. Su vandeniu. Nu, aišku, ruduo dabar tai. Vanduo realiai nusekęs. Kaip ir turi būti. Čia gera vieta, bet jau be šansų. Kažką iškrapštyti, kai aš taip einu. Reikia eiti prieš srovę. Dar darysim tik einu kitą pusę, nes čia užmesti iš tos nelabai yra. O, kalė, turiu. Upėtakis. Eik tu. Aš taip ir galvojau, kad jis ten bus. Aš taip ir galvojau, jis užsikabino. Aš taip ir galvojau. Ir dar gerutis visai. Ir aš be graišto, žinokit. Štai aš greitai atkabinsiu. Oi. Nu. Upėtakis geras. Realiai tai jisai vos įsikabinės. Op. Jisai užvalo biškį užsipainės. Ar kaip iš čia? Nežinau. O, va. Su dantukais iš čia. Pastėrės, va, žiūrėk, koks upėtakis eina savo. Pirmas. Va, tik užmečiau po tą srovelę. Iškart va ten nubėgo atgal. Eik tu geras. Nu va, pirmi keli metimai jau apžuvinau ir wobleriuką. Superinis wobleris. Geras. Tikrai geras. Gerai, tai aš ką padarysiu dabar. Ko nebuvau ištraukęs, tai yra žirklučių. Šitas gražiai labai įsikabinęs buvo, bet kitas gali būti nelabai. Reikia iš karto pasiruošti. Nepykit dėl graibšto, nu bet kai matėte, aš iš karto paleidau, vandenį laikiau. Mašiną jau kitais metais, ateinančiai pavasarį jau turėčiau su teisėm būt, tai tikrinsiu upelius jau ir normaliai. Jau įsivaizduoju, kiek aš ten tų upėtakių gaudysiu vos ne kasdien. Nu va, ir viskas ant šito wobleriuko va. Labai geras. Nežinau, man labai patinka, kaip jis vandenį dirba.
Bet tai čia va, aš tikėjau, kad bus upėtakis. Nes nu jūs pažiūrėkit, kokia srovė. Čia tiek jiem deguonės maisto atneša. Čia yra rojus upėtakiai. Reikia išlipt. Padarysim čia įstrižai taip metimą. Ir čia jau priklaupsiu. Aš manau, čia gali irgi upėtakis sėdėt. Laukit. Reiks man akinius spėjau polarizuotus užsidėt, nes dabar aš taip įsivaizduoju, kad nelabai aš ką matysiu. Saulės spinduliai krenta man į akis. O, kaip gerai užmečiau. O, upėtakis. Nuplaukė. Eik tu, jis čia sėdėjo. Gerai, jau antrą upėtakį mačiau. Reikia tvičiuką duot. Tada wobleris sublizga. Ir upėtakį išprašo labiau. Bet jo, čia jisai yra. Jau tuo mes esam įsitikinę. Tik tai biškai, kai jisai siaurokas, labai sunku užmesti yra. Bet taip tai jo, atvariau dabar upėtakių pažvejot, nes jau sezonas baigsis toj. Nuo spalio jau nebegalima gauti upėtakių iki sausio 1, man rodos. Nu, po naujų metų galima iškart. Užsikabino. Na gerai, jau man rodos aš ten prabaidęs būsiu. Aš taip įsivaizduoju. Mano nuojauta taip sako. O, ne, nebūsiu. Dar vienas upėtakiukas. Šits mažesnis labai. Jau 2 upėtakiai. Gerai. Čia jau įbrysiu. Tave pasimt. Šlapinam rankas būtinai. Ir... O, atsikabinu. Nu, bet net 2 kas buvo, žodžiu. Ja, dabar jau būsiu nubaidęs, visą purvą nunešiau. Žemyn upę. Ir užkabinau. Gerai. Pagavau iš čia, man užtenka. Nerizikuosiu praras woblerį. Nu, jūs pažiūrėkit, nu, kaip tokia vieta gali nesėdėti. Aš biškį nesuprantu. Kaip... O, upėtakis. Vėl svėrė, 2 kartus. Eik tu sau, kiek jų čia daug. What? Nesupratau. Jie čia realiai visur vos nesėdi. Geras. Va čia tai gerą upelį atradau. Upelis bomba. O, va, upėtakis. Nubėgo. Geras, išsivaidė. Bet tai žiūrėkit, čia tiesiog, nu gerai, po medžiais jis sėdi paslėpęs. Nu, bet realiai paprasta vieta. Nei čia pagilėjimo, nei čia ką. Ir upėtakis va sėdėjo. Op, tiesiai medį. Ne medį, krūmą. Jo, man rodos ant šito vieno gal ir teks gaudyt. Taip gerai kimba, tai žinot. Kodėlgi ne. Čia stvėrė? Čia kas buvo? Su kuriai tokia nuėjo. Man rodos stvėrė. Jo, upėtakis laksto. Gaudė woblerį. Eik tu sau čia. Upėtakių Eldorado. Nu jo, va čia va pakilmus ir sėdėjo tas tai. Gerai, pabandom užmest biškį. Norėjau sakyti kairiau, bet užmečiau visiškai per daug dešiniau. Taip, kad net krūmuose tas mano wobleris. Na, nenoriu aš eit, nes nenoriu nubaidyti. Gaunasi, tampau iš krūmo šį. Nu va, super. Džiaugiuos, labai džiaugiuos kol kas. Tai va, šiaip upėtakį pagaut man patį pirmą, žinokit, labai ilgai užtruko. Apskritai, gyvenime čia kalbu. Gal 10 kokių žvejybų, gal daugiau netgi. Atrodo, aš ten tiek įgaudau. Jau buvau įsitikinęs, ko jo ten nėra. Paskui vieną dieną nuvariau ir galvojau, nu pabandysiu. Ir per tą vieną žvejybą gal 6 upėtakiai. Jau biškį supratau jų žvejybą. Jau pagaut pavyksta. Dažnai. Būna ten viena kita tuščia žvejyba, bet kaip kada. Aš labai nedaug upėtakių šiemet gaudžiau. Nes, nu žinot, va taip kaip apžėlė, tų upėtakių važiuot gaudyt su mocu, reikia ras kur mocą palikt. Miške tiesiog baisu jį palikt, nes nu dar kažkas paims. Ar nuvers, ar dar kažką. Britkelnes nusiveš daiktus visus. Nu yra ką veikti su mocu. Nu bet šiandien galvoju, reikia pabandyti. Suradau daug naujų upelių, turiu į ką pakaitinių. Jeigu čia nepasikaus, sakiau,
Bet matau, kad pasigavo ir ne vienas. Tai va, dabar yra kažkur tai apie 11 valandą. Aš jau pusę 10 išvažiavau. Gerai, gal čia jau užtenka man mėtyti, reikia eiti toliau. O, kaip tiesiai krūman. Specialistas krūmo aš. O, labai gerai. O, stvėrė. Hahaha. O, va. Reiškias, dar čia jų yra. Ir ne veltui čia mėtau. Jo, reik man akinius ištrauk būtinai. Noriu matyti atakas jų labiau. Ir šiaip pat upėtakį. Kamera turėtų visai normaliai, manau, matytis. Aš uždėjęs filtrą. O, dabar tai man ištraukiau. Nes apsisuko biški valas. Turbūt maitinas, nes dabar jau jie prieš nerštą ruošiasi. Gerai, dabar bus geras metimas. O, jei, kaip gerai. Ir nieko. Bet tai čia bomba buvo. Metimas bomba. Gerai, užmesim dabar ant tos srovės. Ui, kas čia buvo? O, koks upėtakis. Ir užsikabino. Jisai bandė stvert. Iš to po to medžių išlindo. Man reikia kažkaip labai atsargiai atkabinti. Ir aš bandysiu toliau užmesti vėl. Stengiuos kuo toliau eiti, kad aš jo nenubaidyčiau. O, svėrė. O, paleido. Vėl po tų kelmų. Jūs matėt? Eik tu sau. Kas per aktyvumas šitų upėtakių? Aš nuėjau realiai 30 metrų. Ruožo jau upėtakių turėjau, kai nežinau kas. Būtina buvo užsikabinti. Gerai, susitvarkiau. Išsitraukiau aš jį. Ten tos žolės, kur tokia, nežinau, limpa dažniausiai. Labai stora. Labai nemėgstu aš jos. Aš manau, norint užtikrinti, kad aš jų labai daug pagaučiau, reiktų manyti priešingai. Tik tada, aišku, manęs labai baidysis, bet tada aš galėčiau užlaikyti woblerį, jisai turėtų daugiau laiko pasverti. Dabar gaunas aš suku woblerį ir jis turi pataikyti dar jį. Biški gaunas jam sunkiau upėtakiai. Vos nenugriuvau. Galėtų biški būt mažiau medžių čia. Aš čia einu ir kai Tarzanas jūrės, o čia bus upėtakis, žiūrėkit. Op, stvėrė. Turiu. Oho. Oho, oho. Oho. Wow, wow. Dar vienas gražuolis. Eik tu. Ramiai, 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 ramiai. Irgi susisuko šitas. Ai. Atsisuko. Ai. Akis. Jau jam bus negerai. Eik tu savo, gaila man tavęs. Ai. Toks dar gražuolis, bet jau jam nemanau, kad gerai bus. Į akį gavo. Eik tu savo, kad nefainai. Gaila man jo. Biškį kraujuko gavo. Nu, upėtakis yra upėtakis, jisai. Labai. Kas jam truputėlį stipriau ir viskas jam. Nežinau, kiek čia centimetrų. Mes nebuvo galima imti upėtakius. Nuo 30 cm dabar tik tai. Vėl upėtakis. What? Kiek čia tų upėtakių? O, vėl stvėrė. Buvo galima imti, aš būčiau paėmęs, jeigu būtų legalus. Nežinau, reiktų pamatuoti, bet dabar negalima. Aišku, man patinka, kad negalima imti, bet kartu biški ir abydina, nes jeigu jisai gauna į akį, dar kažkur, nu jis neišgyvens ir taip. Tai aš manau, geriau būtų tas ribojimas, bet jeigu neišgyvena, tu gali pasimbinti. Ar čia yra upėtakis? O, vėl stvėrė. 3 metimai, 3 stvėrimai. Bet tai visi iš tos pačios duobės, žiūrėkit. Nesupratau, kaip čia taip. Gerai, dabar gal baidos biški. Jau 3 kartus čiūpo, tai reiktų gal vienšakius man užsidėti. Lemą neturiu dabar su savim aš jų, bet turiu nusipirkęs. Kai kuriam wobleriam esu užsidėjęs, tai reiktų, manau, šitiem mažiau žaloti. Aišku, pakirtimų mažiau, bet daugiau šansų, kad tokių izbitskų nebūtų. O, 4. kartas, kaip jis išlindo.
O, vėl. 5. Kas čia yra? O, pribėgo ir dingo. Pasibaidė. Vėl, op. Turiu ir nebeturiu. Na gerai, daugiau jis jau neims. Galime į toliau. Bet jūs matot, kiek jų daug čia. Nes realiai, sakau, 5 metrų maks esu nuėjęs. Ir upėtakį turėjau vos ne kiekvieną metimą. Čia va net 2 sėdėjo. Kas yra wow. O, ten gerą vietą matau. Tos medelis nugriuvęs yra pasaka. O, upėtakis vėl. O, nuėjo. Eik tu savo, nubaig. Kiek čia tų upėtakių, aš nesuprantu. Man galva neišveža. Nu, jis neims, jau gavo. Va, tas medis va. Aš manyčiau, čia puikiai vieta upėtakiui sėdėt. O. Op. Didelis! Didelis upėtakis. 2 upėtakiai ten. Mažiukas tvėrė ir didelis. O, turiu didelį. Eik tu sau. Turiu didelį. Eik tu sau. Ramiai, ramiai, ramiai. Eik tu. Kokio dydžio. Jūs tik pažiūrėkite upėtaką dydį. Eik tu sau. Pažiūrėkit. Eik tu sau. What? What? Ką? Nesupratau. Iš tos pačios vietos dar vienas upėtakis. O, super. Gliamas tvėrė. O, kaip gerai užmečiau. Turiu. Kas čia darosi? Užsikabino jisai. Po medžiu. Eik tu sau. Eik tu sau. Eik tu sau. Reik šitą šakutę išraut, o. Ištraukiau ir upėtakį. Ai. Kaip tu čia taip iš šoną pataikiai? O, kaip gražiai atsikabino, žiūrėkit, koks grožis. Bėk. Nu, iš šitos vietos didelis upėtakis, mažas upėtakis. Kas čia darosi? Jūs man paaiškinkit. Gyvenime tokios geros upėtakių žvejybos nesu turėjęs. Nesu turėjęs. Čia turbūt pagau per šiandien upėtakių tiek, kiek per visą savo karjerą. Eik tu savo, čia tai. Nežinau. Neapsakoma žvejyba. Dar vis bandysiu čia, o gal? Koks sugalvos išlyst. Pasislėpęs, žinot. O, čia tai metimas. Gerai, ne nieko. Na, nu čia labai nepatogu man mėtyt. Ne nieko. Biški keista, čia atrodo ir srovės biški yra. Nieko neišprašiau. Gerai, lipu. Atgal. Va, medis nugriuvęs. Į kažką jau įpirdolinu. Tokią gerą vietą sugadinsiu, tipo realiai. Reikia eit kuo tyliau. Kad jeigu ir jisai yra ten, aš jo nenubaidyčiau. Super. Gerai, bandom. O, labai gerai. Nieko. Įdomiai. Eik tu savo. Supyniau. Bet taip nemenkai. Oi, atsipynė. What? Nesupratau. O, dingo. Čia va, užmečiau. Įsikabino tas kitas trišakis į šitą medį. Ir upėtakis spėjo atsipurtyti. Čia mūsų upėtakis, aš esu įsitikinęs. Aš esu kuo puikiausiai įsitikinęs. Žiūrėkit. 100%. Dabar pabandysiu dar čia vieną metimą. Ir tada bandysiu ten toksai pagilėjimas žiauriai gražus.
Na gerai, dabar bandom ten. Reikia kažkaip gražiai sugebėti užmesti. O, kažkas sekė. Klemba. Kaip tą man damės už šitas medis, man labai trukdo. Niekaip nesugebu užmesti, kur man norisi. Va, į tą tarpą aš labai noriu pataikyti, bet man nesigauna. Nieko, gerai. Čia labai keista buvo, kad nepagavau žuvies. Aš itin tikėjau šitą vietą. Atėjau woblerį atsikabinti ir jis išsibaidė. Net kalbėti nebemoku. Ten matau kokį ruožą. Aš ten įsitikinęs, kad žiūrėkit, gal trofėjų kokį pagausiu. Nors čia šiandien jau ir taip į trofėjus panašus paskutinis buvo. O, upėtakis. O, labai gerai. Einant savo. Kaip aš čia taip. Žinot, ką padarysim? Darysim taip, aš išlipsiu. Ir aš upėtakį pagausiu. Žiūrėkit. Prieisiu. Prisėlinsiu. O. Upėtakis. O, atsipurtė. Matėt, kad buvo nedidukas toksai. 20 cm maks. Ai, čia žolė. Gerai. Čia nemanau, kad bus. Bet padarysiu metimą. Ten tai 100% bus ir ne vienas. Pamatysit. Aš atsakau. Ir dar gera vieta užmesti. Man čia padaryta. Nu ir blogai labai užmečiau. Visai nekur man reikia. Jo, ten sraunu. Turiu. Ir neblogą turiu. Ai, nu nėra labai didelis, bet yra. Toks jau pusė velnio. Op, ramiai. Kur tu? Va. Ai. Dar kovoja. Ai. Ramiai. Taip. Va, toks pitakiukas. Gerai, keliauk į laisvę. Ir dabar aš noriu tavo močiutės, kur irgi toj bus. Biški žolytė apsiėjo. Gerai, biški kamera neišsikrojo, baigęs talpa. O, mažiukas, koks įgaudė. Vobleriuką. Aš ne mažiuko noriu, aš noriu to didelio, kuris čia man svėrė. Žinau, kad jūsų ne vienas ir ne du. Vienas jau užkybo, atkabinom gražiai. Vienas va mažiukas ir vienas gerutis visai čiupo. Eik, tu kaip. Realiai centimetro trūko, kad būčiau vandenį pataikęs. Nu visai. O, vėl stvėrė. Mačiau net šoną jau šį kartą. Upėtakė. Matėt? Iš vandens iššoko. What? Dar tai būna? Nesupratau. Iš vandens tiesiog iššoko. Upėtakis. Išsimanė apsižiūrėt. Gerai, vieną darau tiesiai tą srovę. Nepataikiau aš jį, aišku. Dabar bus. O, super. Paėmė kažkoks mažiukas. Nu, profesorius galėtai būt. Ui, ryte vos nepaskandinau. Oho, visus 3, ai ne, 2. Gerai. O, skabina, man ryte sušlapo. Nu, jai daug metų jau. Reiktų atsinaujinti. Nenustosiu žvejoti dėl to, kad sušlapinau. Pas mane čia Okuma Epixoras. 2000 dydžio, man rodos. Jo. Šiaip labai gera, ryte naudoju 4, man rodos, jau metus. Tai atidirba kuo puikiausiai. Ir nėra labai brangi. Ten gal 50-60 eurų. Jo, atrodo daug, bet šiek tiek metų naudoju ir nei sutepti yra reikėję, kiek ar po vandenį buvus. Ir dirba kuo puikiausiai. Va, žiūrėkit, ko įdabiai gaudžiau. O. Okei. Pagilėjimas ir nebiški.
Aš noriu va čia labai užmestai. Dėl to einu. Gerai, gal einam toliau. Upėtakis čia sėdi. Tik nuleidau vobleriuką. Mačiau, kaip jis išlindo. Ir bandė stverti. O, vėl buvo išlindęs. O, blemba, susipynė. O, atsipynė. Jau buvo už burnos bandė imti. Mačiau įsižiojusi. O, vėl. O, vėl. Kada jis jį paims. Kad tam upėtakiui jau gėda dar nebelenda dėl to. Nu ir... Užmetu tiesiai ant šakos. O, čia kiek deguonės bus. Jo, čia bus upėtakis. Ten va prieki. Bet čia irgi gali būti čia tokia graži vietelė. Sėdėt. Gerai, manom tolimesnį. Užsikabino mano wobleris. Na, reiktų jo vienšakis užsidėti, tada tikrai nesikabintų ir taip būtų šiek tiek paprasčiau. Ir žuvį geriau. Metimas tai super buvo. Tai, kad ten sekloka. O čia va po dešinę bus įdomu. O, upėtakis pro kojas prabėgo. O, čia bebrų šitas. Aš darysiu taip, kad galėčiau šonu mėtyt. Oi. Blogiau užmest nelabai galėjau. Čia ilgiau tai woblerį užlaikau vietoj. O, gal ir nieko. O, ten tai srovės net nėra. Realiai. O, upėtakis. Tik 4 gal kartus jau stvėrė. Stoviu kažkiam burzgynę. Na gerai, gal ir nepagausiu jau. Tik man įdomu, kaip su čia upeliu jau situacija. Jūs pažiūrėkit čia. Kaip ramu ir iš čia platėja. O, turiu. Kaip tu čia susikabinai? Keistai. Atrodai, kaip negyva žuvelė. Ai, ramiai. Parchūras. Aš bijau pats neįsikabintai. Taip. Ai, įsikabinau. Atsikabinau. Nu, duok man atkabintą. O, atsikabina. Tik užmečiau ir yra. Pirmų metimų upėtakis. Nu jo, upelis tai pasakiškas. Turbūt vienas mano mėgstamiausių upelių, kokius suradęs kol kas. Bet tai čia jau gylis yra, žiūriu. Aš dabar stoviu, tai gilio. O, turėjau upėtakį. Nebeturiu. Stoviu ir galvoju. Einu savo. O, blemba, matėt? Bet tai aš nesuprantu, iš kur jį tiek daug. Vėl stvėrė. Bet tai čia žiūriu. Žinot, kaip būna smėlis. Čia yra visiškas. Žiūrėkit, gylio atrodo nėra. Ui, vos nenukritau. Mano koja yra susmigus, kaip nežinau kas. Va, 5 comų kokių minimum suneriu. Čia jau braidyti net nesinori, nes čia susmygsti tiesiog realiai. Gerai. Geras upėtakis, eik tu sau. Oho. Oho. Ar tik nedidesnis negu mano praeitas? Negaliu patikėti, kad čia tokie gyvena monstrai. Ne, nedidesnis gal. Bet didžiulis. Eik tu sau. Taip. Žiūrėkit, kokio dydžio upėtakis. Nesuprantu, iš kurių tokių didelių čia tiek. Apskritai, kiek čia upėtakių. Atrodo, va, mažiuką pagavau. Turėjau dar po mažiuko kelis kibimus. Ir po tų kibimų va dar kokio dydžio upėtakis. Jo, tik tai kojas nesmygtų, būtų visai kas kita. Nieko, upėtakį viską atperka. Upelis pasakiškas. Upėtakis. Eik tu, nubėgo. Kelis kart stvėrė, atsekė nuo ten. Vienoje vietoje, va, 3 upėtakis jau. Čia nežinau, upė tai wow. Upėtakis nemažas stvėrė. O, fantastiškai užmečiau. O,
išlinęs buvo. O, vėl. Ir ten pat naudumė. Ne, matės manęs įdomu. Biškis stebės, kad nėra baisiai daug uodų. Kas dažniausiai būna. Kad neįmanoma net pažvejot, kiek jų daug. O čia. Šiandien gaudau kelis kart įkando, bet tai praktiškai daugiau nėra. Gal kad ruduo jau ruošias. O, vėl stvėrė. Kaip tu nepaimi? A? Parazitas. Aš realiai už jo jau stoviu. Nežinau, ar jis norės lyst. Bet jau man nėra to tokio gazo, kad ten, reikia nesirodyt, nesibaidytų, kad jisai jau tiek prigaudžiau, tai man jau tiesiog norisi pamatyti. Na, va, ir baigęs mano. Jis prie manęs, matėt? Kiek jis tai voblerį gaudė? Vargšas, nepaima. Va čia net buvo atbėgęs. Ojej. Šaką nulaužiau. Nenubaidysiu aš jo. Atrodo maža dabytė. O, fantastinis metimas buvo. Bet jisai pražuvo. Ne, gerai, nebeima. Ujojoj. Šita buza tai jo majo. O, vis tiek jisai gaudo. O, čia tas mažesnis paėmė. Tai reiškia, dujai ten buvo. Aha. Nu, žiūrim dar pabandom vieną metimą. Biškį toliau gal reikėjo. Ir užsikabino dar. O, 2 upėtakiai ten. Eik tu sau. Abudu bandė stvert. O, buvo pribėgęs. Eik tu sau. 2 upėtakiai vienoje vietoje vėl. Įsivaizduoju, kas čia būtų, jeigu turėčiau kokį tai avižadrebį. Gerai. Dabar gal ir prabaidžiau šios. Bet čia jie 2 buvo, sakau. Vienas didesnis, vienas mažesnis. Blemba atsipurtė. Jungiau kamerą ir nuėjo. Mažiukas labai. Turbūt mažiausiai šiandien. Čia gilesnė vieta priėjau. Ir atsirado upėtakių. Nors į seklumai ten jų pilna buvo. Ką aš čia kalbu? Ir ten jų buvo, ir čia jų yra. Kur jų šiandien tik nėra. Ir galvojau, kad čia bus. Aha. Dabar reikia kažkaip man nusileist. Kojas iškart iki kelių. Tik tai sminga. Nu. Prapačiais pralindo. Na, pažiūrėkit. Gerai. Taip. Nu, toksai upėtakiokštis. Keliauk namo. Va, sakau, čia toj sroviai bus. Antras metimas. Tikšt. Per pirštus upėtakis. Spurdas jaučiu. Ir žiūrėkit, dabar užmėsiu. Ir pagausiu tą vieną ten pat. Būtų prikolas. Bet žinant šitą upelį, tai čia tų upėtakių begalybė. Toks jausmas. Nesugebu normaliai užmest. Gerai, gal ir ne. Gal ir ne begalybė, bet 99%, kad va čia bus upėtakis. Ką aš sakiau? Oho, šitas tai torpeda. Wow, net nebežinau, kur jis eina. Ant kiek jisai čia. Ui, vos nenukritau. Nu, davai. Sakiau, kad čia bus. Ir iš karto iš pirmo metimo. Upėtakis. Upėtakis. Oh yeah. Upėtakis. Nu. Mažiau. Va, taip. Taip. Nu, va, toksai grožis. Bek. Nu, va, vienas metimas ir jisai yra. Štai ir galvojau, kad jis ten bus.
Tai galvojau, gal biškai didesnis. O. Ir va tas didesnis ir buvo. 2 metimai vienoje vietoje. Ai. Kodėl turi didesnis nueiti? Nu, kas čia per nesąmonė? Ten jau tikrai neblogas buvo. Panašus kaip tie mano 2 didžiausi šiandienos. Na jau jisai gavo, jis neims tikrai. Bet man vis tiek kirminas viduj kripžda, kad pamėtyčiau ten. O, metimas tai pasaka. Na jo, gerai. Einam toliau. Va, čia yra bus idėja. Čia tikrai yra upėtakis. Ir aš šitoj paimsiu, matysit. Žiūrėkit. Ai, čia biškai nelabai man prieimo yra. Gerai, gal nebandysiu net paimti, nes paskui neištrauksiu aš jo iš ten. O čia tai tikrai bus, žiūrėkit. Čia medžiai labai trukdo man. Negaliu užmest per juos ir twitchint. Nu, negali būti, kad čia tokia vietoje nebus upėtakio. Nu, aš tiesiog netikiu. Čia tiesiog neįmanoma. Man pavadėlio kilpa atsirado. Nepastebėjau. Riziką mėgstu. Į dilgelę twitchinu su ranka savo. Susidilginu biškį. No pain, no fish. Sakykim taip. O, bet jūs pažiūrėkit, čia yra nutrypta. Čia kažkas žvejojas. Kažkas čia yra gaudęs. Kažkas čia yra žvejojas. Gerai, dabar žiūrėkit. O. Nepaėmė. 3 kartus bandė paimt. Mažiukas, bet. Nebent ten dar didesnis yra. Nu, dabar nebėra. Dėjau batoną. Biški, ne fainai taip. Ne, vis tiek jis ten sėdi. Eik, tu užsikabino mano. Jis vis tiek ten sėdi. Atrodo, nugrifau su visu šito kelmu, bet žuvis neišsibaidė. Metimas super buvo. Geriau būt negalėjo. O, prie pat kojų. Iš po kelmo išlindo. Va, čia va sėdėjo. Bliam, išbaidžiau aš jį, mačiau nuplaukė. Užkabinau. Ai. Čia kokia faina vieta jam pasislėpti realiai. Palaukit. Kažką, o, va, pabėgo jisai. Kažką matau, kažkino woblerį. Ne, čia šiukšlė kažkokia. Galvojau, wobleris gal kažkino. Jau apsidžiaugiu biškį. Ir vėlai. Per anksti turi. Nu, šonai jau žiūriu. Upės tokie nefaini daros. Jau aš nebepraeisiu. Jūs matot, nendrės. Ir dabar tenka jau tik tai brist. Ir čia gylio beveik nėra, kai matom. Labai seklu. Čia jau net brist nelabai smagu man daros. Reiks galiu atgal eit. O, upėtakis. Nedidelis. Jau užtenka man tų upėtakių čia. Prikaudžiau, kad reikalas jų. Ir visai neblogų tokių. Na, dar biškį paeisiu. Patirinėt. Kažką naujo pamatyt gal dar paeis. Nes žinot, kai taip kimba, retai tai būna tai. Noris dar visai eit gal koks profesorius išlys, žinot. 50 cm. Čia va bus upėtakis. Jau matau pagal išvaizdą ruožą. Nepaėmė. Arba jo nėra ten. Bet tai čia tokia perspektyvi vieta atrodo. Jo, čia biški net keista, kad nepastvėrė. Koks upėtakis. 2 kart stvėrė. O, vėl stvėrė. O. Ir buvo pribėgęs. Nu, va žiūrėkit. Jisai išlenda ir vėl pasislepia. Atrodo, baksnojas tą nosimį tik tai. Ragauja. Ar tinka jam vakarieniai toksai. Nu. Vakarieniai pietum labiau. Gerai.
Bus gerai. Koks ruožas gražus. Galvojau, vsio, bet žiūriu, kad dar ne. Žiūrėkit, to jis manęs išsibaidys. Aš turėčiau jį pamatyti, kaip jisai pabėga. Gerai, biški. Vos nenugriuvau. Aha, ten jau vsio. Baigsim žvejybą. O, matėt kaip stvėrė? Ir dar gaudo, ir dar gaudo. Nu jo. Turėjau. Ir nebe. Nu šitas piktas buvo. Ir buvo užkybęs. Vsio jau. Gavo per žabtus, nebeims. Ten matau labai daug srovės, gal iki jos darysiu ir tada pabaigsim. Paleido. Parazitas. Ot koksai. O, nuėjo. Upėtakis. O, stvėrė. Nu ir kaip man tą iškrapštyti iš ten. Nu dabar jau vsio bus. Dabar ne tave, o woblerį iškrapštyti. Vsio, iškrapščiau, bet jis nebus tik nusibaidęs. Jis kelis kart bandė kalt. Nepaėjo. Gerai. Uik, tu savo per šitą nusidrožiau. Ohohoho. Tikiuosi britkelnių nepradūriau. O, čia bus. Tai va, ant žodžių, fishingą šiandienos baigiu. Pažvėjau. Nu, arba ne. Arba ne. Kaip jis kovoja. Štai jau šoną pagavau. Sugebėk dar taip. Ai. Ramiai, ramiai. O, toksai. Galvoju, kas čia per nesąmonė. Kaip jis taip kovoja stipriai. Tai žvejyba labai pavykus. Wobleriai superiniai. Šiaip gaudžiu visą laiką su vienu wobleriu, ką galiu pasakyti. Tai čia yra Hunter Ronin 5. Jo. Šiaip atrodo didelis tas wobleris, aš niekad netikiu dideliais masalais. Bet galvoju, pažiūrėkit, kiek kibimų ant šito woblerio. Kiek ištraukiu ir mažiukų, ir didelių. Tai jis tikrai veikia. Ir tas dydis upėtakiui nėra toks ir svarbus. Ten max 7 cm. Tai 5, tai sakyčiau toksai. Pats tas ir didelį pagausi, ir mažiuką dar pagausi. Tai dabar su šitais wobleriais pagrindė, manau, upėtakius ir gaudysiu. Reikia vartiklės jau vsio palikti ramybėj. Ir pradėti savo karjerą wobleriais upėtakius gaudyti. Ačiū, kad žiūrėjot. Nepamirštam užsiprenumeruoti kanalą. Palaikinti video. Galite prisijungti į Discordą. Nuorodą aprašyme po video. Ir užeikit į žvejybosreikmenys.lt. Ten šitos wobleriukus galite rasti. Paliksiu nuorodą aprašyme. Ir visiems nežvyno. Iki.